Aš turiu problemų. Man eina su panom, man skauda, kai sesioju ir aš per ilgai sėdžiu Facebook Marketplace. Bet užtat randu kartais įdomių, mielas kalėdų senelė, apgailėtinų ir netgi išskirtinių mašinų. Todėl šį gražų vakarą kviečiu prisijungti ir jūs. Kas džetai nutiko, kad jinai vargšė taip aplėdėjo? Aš taip nesitikėjau pamatyti šito vaizdo. Aš nežinau, nuo ko vardinti pradėti. Gerai, vairas, šūdinas, ček. Antiek nusitrynęs bumbulo odinė ta visa dalis, ček. Kubholderis iš depo už 4 eurus, kuris vapšė nelaiko gėrimų. Visi, kas šitą kubholderį yra nusipirkę, žino, kad jeigu tu darai posūkį iš šono arba tiesiog greitai pradedi važiuoti, visas kubholderis tavo visų gėrimų nafik. Ir kad prie saugiklių plasmasės nėra ček. Mielas kalėdų senelė. Mielas kalėdų senelė. Tu žinai, kaip aš tave gerbiu ir myliu. Palauk, čia ne. Čia replika. Čia, man atrodo, atmosferinis paprastas. Bet atrodo labai gerai. Na gerai, gal neatrodo taip gerai. Also, what the fuck, kas ant numerių deda maišą? Kodėl? Ir dar Lidlo. Also labai juokinga, kad salonė yra tiesiog jogos, ne jogos, čia man atrodo išmasažuoti tam tikrą raumenį šitas dalykas. Ir aš žinau kam, nes jeigu su šitą mašiną važiuoju, aš manau labai skauda nugarą paskui nuo šitų sėdynės, aš esu tokį imprezą turėjęs, tai po kiekvieno važiavimo reikia išsimasažuoti nugarą. Kokie geri ratai, ajajai. Blemba, va šitas žmogus tai turi žiauriai fainą skonį ratam. Ta prasme, šaks, aš vien dėl ratų šitam žmogui paspaušiu ranką, nes, man atrodo visi, kas tokius ratus turi irgi labai didelį bį. Lemba, koks seksis nakys. Įdomu, kas čia per lempas, nes čia tikrai neoriginalios lempas, nes yra va šitos vietos. Blenda graži. Ajajai, ta prasme, žiauri seksi. Tik labai gaila, kad kodėl tik tiek nuotraukų. Ta prasme, mašina už 13 500 eurų ir fucking 5 nuotraukas? Nu gerai, pateisinam, nes Ronald Turbo ratai. Ir visi žino, kad čia geriausi ratai ant šitų mašinų. Posakiai užjuodinti. Visi langai juodinti, galinės lempos juodintas. Vienas ratas juodas, kitas baltas. Oh my god, kas čia 101 delmantinas, also LED baras apačioj. Ir dar numerių remelis driftinu ir driftinsiu. Išskirtinis, akį traukiantis automobilis. Oh my god, ar jūs akli? Net Audi fanai žavisi jo. Are you fucking sure? Tiesus išmetimas. Tai jo, kai tu vairuoji 2 litrus dizelį, faktas, kad reikia tiesaus išmetimo, kad visi žinotų, kad tu vairuoji 2 litrus dizelį. Kurioje vietoje čia yra išskirtinis akį traukiantis automobilis? Ir kodėl nėra fotkės naktį su jungtais Angel Lightais? The fuck? Buvo mylimas ir prižiūrimas automobilis. Also, priekyje LED baras, kad matytum naktį, kai driftini ir numerio remelis driftinu ir driftinsiu. Tikrai mylimas automobilis, labai prižiūrimas. Ir tikrai jisai neturėjo kokių 100% šansų būti nurašytas šią žiemą. Ne. O, turim! Hei, turim! Yes! Pagaliau! Yes! Naktį ir jungti Angel Lightai žibintai. Yes! Gerai, aš nenoriu komentuoti dabar labai žemai kabančio vaisiaus. Ir visi žinot, apie ką aš kalbu, tai yra apie šitas fucking arkas pritaisytas. Žemai kabantis vaisius net nereikia liesti. Bet kas man keista yra, dabar mašina atrodo dar blogiau. Nes taip atrodo, kad ratai dar labiau sueina mašinos kėbalą vietoj to, kad įdėti rastavkę, vadinamą spacerį, kuris iš esmės padaro šiek tiek vietos tarp tavo rato ir vadinamo hubo, tam, kad ratas šiek tiek išsinertų iš mašinos ir būtų prie pat iš esmės arkos. Ir tada atrodo žiauriai gražiai. Dabar also šitos arkosios yra plastikinės, tarsi net matos, kaip jos taip išsilenkia. Bet yra šita nuotrauka. I love it. Mielas kalėdų senelė. Mielas kalėdų senelė. Tu žinai, kad aš tave labai myliu, aš tave labai gerbiu. Ir tu žinai, kad tik tu gali mane padaryti laimingu. Mielas kalėdų senelė. Supranti, kad yra rimtas aparatas, kai salone yra gesintuvas.
Supranti, kad vairuoji rimtą pratą. Also, užmiršo biškį laidus, bet it's okay, viskas yra atleisna. Pasiūlymas verslui. Naudokite 2 metus be papildomų mokesčių. Baldų įmonė tiesiog nusipirka. O čia tai mašina. Ir jūs galvojat, kad čia yra katafalkas. Ne, čia nėra katafalkas. Bent jau nepanašu, nes visa šita viršutinė dalis man taip atrodo, kad yra padaryta kažkieno. O gal čia greituškė buvus? Jo, jaučiu, nes yra visas šitas sirenas, visa kita. Eik tu savo, koks čia bairis. Su lentynom, su viskuo. Oh my god, kiek čia idėjų būtų galima padaryti. Va čia būtų galima padaryti tokią mobilę studiją įrašinėjimą. Ir jisai jau gerai atrodo, tai iš esmės dizaino nieko nereikia pakeisti. Nebent nuplauti, bet ir tas optional pagal nuotaiką. Nu, už ką tai popeliui padaryti? Nu, ką jis jums padarė, kad jis va tai popeliui? Gerai, o dabar galit kažkas išversti, kas čia parašyta? Nusprendžiat iš to, kad tik tai išorė yra visa apipaišyta, bet ne vidus ir variklio skyrius, tai jaučiu nesavininkas čia padarė. Čia taip atrodo, kai iš šalto dušo išlipu. Įtiau, koks jis mielas. Eik tu savo. What the fuck, rodo netgi ratų padangų slėgį? Ką? Šitas mažylis turi padangų slėgio sensorius? Negali būti. Nesąmonė. Nu tikrai negali būti. What the fuck? Kas čia per daiktas? Atrodo kaip mažas gesimtuvėlis, toks vaikiškas. Bet stovėjus ten žiauriai ilgai, nes čia pelėsis. Čia primena iš Transformerių tą vieną pagrindinių bitien vadinas, man atrodo, tas Transformeris. Nu, bent jau gale tai padaryta pagal lempos dizainą. Tai paina linija, atsimuša į lempą ir tada kartu nueina taip. Bent jau nėra tiesiog bele kaip užmesti stripai. Also, 12 nuotraukų ir nėra net salono. Aš labai tikėjausi, kad salonas irgi bus geltonas. Bent jau kažkie akcentai geltoni. Kokia gera nuotrauka. Aфигена nuotrauka. Ir dar šitos mašinos modelis yra fun. Ai, ne, čia gal komplektacija fun. Eik tu savo Nürburgringen buvo? What? Kai kietai, kokia spalva šiaip gera. Eik tu savo. Kokia figena mašinytė. Eik tu savo, kaip aš norėčiau jos. Ai, čia kažkokia kontentą jinai buvo. M1 lipduka, jo. Ok, never mind. Never mind, faina mašinytė, faktas. M1 vyrų ekspedicija. Ok. Po tokio daikto kasdieną jau nebesutiksi. Aš kai buvau vaikas, va tokius atsimenu, kad, jie blemba, būdavo pagrindė, tikrai daug kur būdavo. O dabar tokį daiktą pamatyti, what the fuck, koks salonas fainas. Tie šonų palaikytojai tikrai ne tai vadinasi, bet holy shit. Va čia tai patogu sėdėti. Ir dar pas jį yra, jeigu neklystu, orinė pakaba. Ar magnetinė? Ne, magnetinė, man atrodo, ant senių. Man atrodo, kad čia orinė pakaba eina. Ir dar to žolaidėlės yra. Ir jis važiuot turėtų kaip laivas. Visiškai, ta prasme. Wow. Ta prasme, jo būklė. Afigena. Jesus Christ, kad dar nuotraukos žiauri fainas. Plemba, va tokios mašinos tai norėčiau. Eik tu savo. Bet įdomu, kodėl jų ir nebeliko, nes sakau, seniau jų tikrai būdavo žiauriai daug. Dabar jie, nežinau, neišliko, ar užkonservuoti, ar išvažiavę. Damn. Exclusive komplektacija, jo. Sėdynėse ten tikrai exclusive. Va čia tai mašina. Kaip gražiai atrodo, koks skonis. Tiesiog. Dizainas, salonas atnaujintas, va. Va čia yra super mašina. Ja, labai rekomenduoju. Ir koks geras aprašymas. Ai, va čia tai, kaip norėčiau tokio automobilio. Tikiuosi niekas nespės jo nupirkti iki tol, kol jį nupirksiu aš. Nes tai tokia proga įsigyti tokį unikalų automobilį. Šiaip blemba po paskutinio tokio video iš Marketplace'o dingo tam tikri skelbimai, kurie buvo apžvelgti mano. Ir aš
Aš labai tikiuosi, kad tas mašinas tiesiog nupirko, o ne jas išėmė dėl to, kad galbūt biški buvo pasipizdavota. Tai aš labai tikiuosi, kad jas nupirko. Aš šitą... Ohoho! Eik tu savo! Wow! Va čia tai fucking cool! Tas spoileris! O viešpate brangus, kaip gerai atrodo. Jesus Christ, bet man atrodo, čia yra Lego. Nu, tipo, Lego, kad tu nusiperki kėbulą ir turi viską susidėti paskui pats. Nes aš netikiu, kad kainuotų 400 eurų. Ai, nu va, buvo daryta žiedui. Nu, iškart man Nike užkabino medinis vairas. Ir aš iš karto turiu klausimą. Jūs esat medinių vairų kategorija ar odinių vairų kategorija? Ar yra tarp šitų dviejų kategorijų kažkoks bifas, apie kurį aš nežinau? Nes tie, kas yra su mediniais vairais, jie visada žiauri didžiuojas tuo ir girias tuo, kad jie yra su mediniais vairais. Ir dažniausiai jų kaina būna, kaip pasakytų mano vienas draugas, nekrikščioniška. Bet man asmeniškai niekada nepatiko. Also per avariją tu taip gerai dėsi galvą jį, kad joptvai mat. Bet čia specifiškai gražiai atrodo tas, kad ir vairas, ir bėgių perjungimo ričagas yra beveik tos pačios spalvos, tai kinda cool. Bet šiaip niekada nespratau aš tų medinių vairų tos, nežinau, trendo. Bet jo dabar nėra, jisai, buvęs trendas, tai įdomu, kada jis prasidėjo ir kada jis baigėsi. Va, man atrodo, va šitie Citroenai turėjo tas pirmasias, net ne o gal hidraulinės ar magnetinės. Ne, magnetinės, man atrodo, buvo Lexuso LS serijai, bet tik tai, man atrodo, buvo kaip išbandymui, ar tai veiktų. Ir tai veikia, bet jeigu neklysiu, nukatino dėl to, nes tiesiog per brangu buvo gaminti ir dėti į mašinas, kurios būtų pardavinėjamos. Bet šitas, man atrodo, ėjo su hidraulinė pakaba ir jisai važiuoja žiauriai gerai. Man taip atrodo. Ahujienas vairas. 10 iš 10, žiauriai fucking cool. Blemba, va tokios mašinas irgi žiauriai norėčiau. Ta prasme, atsarginis ratas variklio skyriuje, ten, kur yra žiauriai karšta. Nu, aфиgenai, šitie pipsiai, jie jau kaip cute. Jo, va šitie žali, šitos bombos, man atrodo, jos ir vadinasi bombos, blėt, originalu. Ir va čianai ir yra ta visa hidrauliko sistema, man atrodo, jo čianai ir bus tas, kuris turi hidraulinę pakabą. Blemba, kaip čia patogu sėdėti jaučiu. Viešpate brangus. Nu, žiauriai norėčiau. Eik tu savo. 8000. Hidropneumatinis, va. Aфиgenai atrodo. Aфиgena mašina. Yra toks posakis, kad maždaug man nereikia psichologo ir ten terapeuto. Mano terapeutas yra ant 4 ratų. Tai va, čia yra ta mašina, kuri aš suprašiau, kad yra tavo terapeutas. Tam, kaip jin fucking gerai atrodo. Aišku, jinai padaryta yra tiesiog having fun. Čia yra džiaugsmo automobilis, kuris generuoja tiesiog emocijas kaip generatorius. Amazing. Už 2000 eurų, aišku, išeitų turbūt labai daug ir turbūt labai gero psichoterapeuto konsultacijų, bet 3 litrai benzas 100 kW ir va tu su tokiu gali varyti į retreisą, į kokį ralį ar dar kažkur tiesiog mėgautis kiekvieną akimirką. Aišku, šito terapeuto problema yra ta, kad jeigu tu padarysi klaidą, jisai tau nepasakys, kad žiūrėk, čia kažkaip nefainai gavosi. Jis tau pasakys, kad, žiūrėk, čia lūžė. Bet neskaitant to, uoga. Gerai, kadangi jau prakalbam apie transporterių filmą, jo filmą ir tą Bytę, jis jau toks vardas, tai čia yra jo brolis autistas. Also, žinojat, kad šitos rankenos yra nuo tų metinio šaldytuvo rankenos, nes tiesiog pigiau buvo. Čia nežinau, ar faktas, tiesiog mačiau tik tokią, tai 9%, kad netiesa, bet pagavau juokingą. Also, man visada būdavo labai žavinga šitie 2 plonyčiai duslintuvai, kurie eina per vidurį, kaip ant R32 Golfo. Žiauriai cool atrodo. Salone tiesiog ventiliatorius su prailgintuvu. What the fuck, kodėl? Aš suprašiau, ventiliatorius būtų, kur tipo vasarą, kai nėra kondičkas, gali papildomai įsijungti, bet o prailgintuvas kam? Čia ta audinė, kur absoliučiai visi Facebook'e, visose turbūt grupėse, kokiose suklausinėja, tai ar čia ta Landsbergio? Tai čia ta Landsbergio? Ne, čia ne ta Landsbergio. Landsbergio audinė yra muziejui. Aš ten buvau ir galiu patvirtinti tikrai Landsbergio. Atsidariau langą ir
Šiferio kvapas. Bet šita irgi žiauri faina. Už 15 000, blemba, ir net nežinau, ar apsimoka ar ne, nes čia yra tokia mašina, kur tu žinai, iš kokios vertė. 15 000 čia mažai, čia daug. Lietuvoje atrodo daug, bet galvoju, kad čia atrodo žiauriai mažai. Čia viena iš tų mašinų, kur aš neįsivaizduoju jos vertės visiškai. Ir nenustepčiau, jeigu bus skelbimuose už 2 eurų arba bus už 15 000 eurų tokios pat būklės. Neturiu nei menkiausio supratimo. Tu koks mielas. Čia kaip tas mažas šunelis, kuris toks tipo piktas apsimeta. Also tokia maža mašina, aš negaliu patikėti, yra dar mažesni numeriai. Blet, vandens butelys durelėse yra beveik pusė durelių dydžio. Kolonėlės tiesiog milžiniškos atrodo jame. Ble, man patinka labai mano reklamos. Konferencija su tuoktiniams. Ieškau dievo.lt ir nuotrauka su dirbtiniu intelektu padaryta. Ir taip aš ant jo paspausiu, nes aš noriu surasti dievą. Santuokos konferencija Vilniuje. Programa netrukus paskelbsime. Tai tu nori, kad aš jau registruočiaus, bet tu net neturi programos. Nu, pažiūrim, aš noriu suregistruoti. Ok, 2 eurai asmeniai. Aš galvau, kad čia vienas iš tų dalykų, kur ten 100 eurų kainuoja kursai, bet ne, normaliai. 2 štukos eurų už 100 turbo quattro audinę. Ką? Ir dar 7 vietų. What the Tarasme, čia nėra kažkoks išsipisnėjimo, man. Mėlynas salonas! Yes! Čia nėra išsipisnėjimas. 2 turbo quattro. Ta prasme, 2 štukos eurų, tik tai čia žiauriai nedaug, kaip už tokią mašiną, kuri, nu, ta prasme, visi nori jų dabar. Damn, aišku, turbūt, baisi dėl to jis neperka, bet viską galima pataisyti. Blema, 2 štukos eurų. Parduočiau antrą golfą, jeigu dar biškį pasiderėti. Žinai, kas yra liūdniausia, kad visas šitas labai daug kainavo. Čia man labai primena mašina, kuri būtų atitikmuo Pick Me Girl panai. Bet lempos tai žiauriai šiaip gražiai atrodo, ypač va šitos vietos. Damn. Man atrodo, čia toks buildas, kur važiuoja į parodas ir žmonės turi lygiai tokią pat reakciją kaip aš. Damn. Va čia taip atrodydavo BMW prieš Angel Light atsiradimą ir dabar tos fotkės Angel Light į naktį nuo uoga. Tai va čia yra šitas atitikmuo seniau kaip būdavo. Also geltoni priešrūkai, žiauri nice. Pramba, žiauri gražiai krekžė. Damn. Ir saloniukas fainas. Blemba, žiauri gražiai atrodo šiaip. Bet čia, man atrodo, neimkė, jo, čia paprasta 2 litrai benzas plyta. Na ir aišku, jokio prašymo nėra. Blemba, bet žiauriai gražiai atrodo. Ypač šitas kampas jos. Damn, ir man atrodo, jo, ir yra mažas difuzorius gale. Damn, blem, graži mašina, tikrai. Kas čia jam ant kapoto? Ką? Čia tiesiog ženkliuką priklijavo prie kapoto. Taigi neidavo šitie Mersai su ženkliuką reidavo. Nu ne, neidavo ženklelis. Tai čia tiesiog užklijavo ženklelį. Kas čia? Aš tokią dėlą ant lovos turiu, nes man šalta visada. O čia jis mašinoje, šildoma sėdynė, kai neveikia, tiesiog dėlą užsidėdi. Sen, tavo dėlas iškrytęs biški. Vairuotojo sėdynė per siūles patyrusi. Patyrusi ką? Ačiū, kad buvote šiandien su manimi mano studijoje. Čia ne studija. Parašykite, ar radau visus perliukus, ką ir jūs galbūt radot. Ir kaip visada, pabaigai serviruoju specialų šmaikštuką šio ketvirtadienio vakarui. Bye bye. Baba nerede çarşafım?